Sveiki, mielieji, šiandien kalbėsime apie sąmoningumą, apie sąmonės valdymo pagrindus, nes be šitų pagrindų nebus galima, kaip sako, neturint to suvokimo, bus labai sunku apskritai kurti savo realybę, pradėti kažką daryti. Todėl šiandien aš su jumis. Tai bus labai trumpa, aiški informacija apie tai, kas yra sąmoningumas pats, su kuo jis yra valgomas, kam jis reikalingas ir apskritai ką su tuo daryti. Tai va. Ir galime pradėti. Tai kas yra tas sąmoningumas? Kaip kiekvienam dabar mintyse, kaip jūs jį suvokite, ne? Kaip jisai prabėga jūsų mintyse? Ar jūs suvokėt savo paties sąmoningumą? Kas tai yra? Ar jums tai yra tik sąmoningas žmogus, tas, kuris yra atmerktom akim ir suvokia erdvę aplink save, ir nesąmoningas tai yra tiesiog neturintis sąmonės, atsijungęs. Nu, čia iš medicininės pusės aš jau kalbu. Tai va, yra toks suvokimas paprastas, reiškia, mes galim taip suvokti sąmoningumą. Bet yra kitoks sąmoningumas. Kitoks sąmoningumas savęs kaip po tokio savyje pačiame ir savęs kaip atspindžio savo paties aplinkoje. Labai įdomi pasakyta, labai įdomi. Galėjo nuskambėti ir gali būti, kad daugeliui turbūt visiškai nesuprantama. Tai po trupučiuką mes judėsime pirmyn ir tada jūs labai gražiai viską suprasite. Pradėkime nuo to, kas yra nesąmoningumas, nes mes negalime suvokti vieno dalyko, nepalyginant su kitu, nes protas tada negali suvokti, apie kokias formas mes čia kalbam ir kokiomis sąvokomis mes tai apibrėžiam. Tai kad mes suvoktumėm, kas yra paties žmogaus sąmoningumas, yra visų pirma, kas tai yra nesąmoningumas. Nesąmoningumas tai yra visos formas ir kalbu būtent apie mentalinės formas, nes visos depresijos, visos baimės, visos represijos, visokios kažkokie įsitikinimai, visa tai turi formas, ne? Čia paprastai nupiešiau kubą, bet kvadrato formas, apskritimo formas, bet realybėje tai būna ant tiek tikros tos mintys, galim sakyti, būna kubas, ne? Jis yra gal tamsus. Tarkim, depresija žmogui, ne? Ateina pas mane žmogus, sakau, ar tau sunku, sako taip, ar tave spaudžia, nu jaučiu, sako, spaudimą. Ar gali, sako, apibūdinti, kad tas spaudimas turbūt yra greičiausiai, sakau, tau turėtų būti, jeigu depresinė būsena, tai iš visų pusių, ar tau lengva judėti tavo paties erdvėje? Sunku, sako. Tai va, tai pas tave, sakau, yra labai daug tavo erdvėje formų. Sako, mentalas, tai kas čia per nesąmonės, kas čia kaip čia, nu, nebūtų nesąmonė, jeigu, kaip sako, jeigu neveiktų, ne, nu, bet veikia žmogų, reiškia, tai yra sąmonė. Tai veikia. Ir jeigu tai veikia, ir mes ieškom psichologų, mes ieškom psichiatrų ir bandom spręsti tą problemą, tai reiškia, kažkaip norim tą mintį, tą formą iš ten ištraukti, kažką su ją padaryti, duoti profesionalui ir kad tai dingtų visam gyvenimui. Bet mes tą ir darome. Kad visų pirma, reikia ką padaryti. Reikia paimti vieną tą dalelę ir su ją pradėti draugauti, su ją susipažinti, su ją sveikintis, leisti jai būti. Ir tada visus kitus tiesiog išnyksta, nes tai yra analogija. Analogija visų emocijų, visokių kitokių priimtų formų. Mes jeigu suvoksime vieną dalelytę to, kas yra aplink mumis,
yra mumyse, mes suvoksime visas tas dalis, kurios mumis slegia. Visas tas dalis, kurios yra užstrigusios kažkur laike, mūsų laike. Aš jau nekalbu apie tuos momentus, kai žmogaus sąmonė būna užstrigusi kito žmogaus laike, arba išvis išgalvotoje laiko juostoje, kur prasideda visiškai šizofrenija. Reiškia, žmogus pradeda gyventi visai kitoj realybėj. Tai va, ir nesąmoningumas pasireiškia tuom, kad kai yra ta forma, žmogus nežino, ką su ja daryti. Nežino. Jisai žino, kad ta forma, turbūt ir nežino ir to, jis tiesiog jaučia. Jaučia, nežino, kas tai yra, jam sunku, emocinė tonų skalė, reiškia, jį leidžia žemyn, tai yra, jo emocija tampa labai žema, tai galima nukristi iki pat apatijos ir žemiau jos, tai jau yra nebesiekia žmogus išgyventi ir tas visiškas nesuvokimas savo problemų, savęs paties, nuveda žmogui pražūtį. Pagal statistiką vyrams tai jau būna kilpa, jie, kaip pasako, dažniausiai padaro, nes, jeigu jau būnam žemoje apatijos būsenų ir žemiau, tai dažniausiai vyrai tą ir padaro, o moteris išgelbėja kas? Noras dėmesio. Tai va čia tas dėmesys, noras to dėmesio moteris kartais išgelbėja, nors jos taip pat krenta tą pačią skalę žemyn. Tai va yra tokia statistika tarp vyrų ir moterų ir va kaip veikia tas nesąmoningumas ir iki ko gali davesti, nes nesąmoningumas nelaiko jumis vienoj emocijų. Dažniausiai tai kaupiasi, o kai kaupiasi, mumis spaudžia žemyn ir mentališkai mums darosi sunkiau, o kai darosi sunkiau, mūsų emocija krenta žemyn. Pyktis, sielvartas, skausmas ir leidžiame žemyn iki apatijos. Aš jau nekalbu iš vis apie euforiją, įkvėpimą ten, ties tokiais dalykais. Gerai, jeigu pasiseka, esate geroje aplinkoje, jūs nevaldote tų dalykų, juk nėra visiems tai blogai, teisingai, bet tiesiog mums pasiseka, kad papuolam į gerą aplinką, kad tiesiog, kaip pasakyti, automatiškai mes leidžiame būti tokiom formom, kurios mūsų neslegia. Jos yra, bet jos yra lengvos. Ne? Jos yra šviesios, lengvos, jos turbūt mūsų nekliudo, jos praeina pro mumis, gal kažkiek dėmesį atkreipia. Tai va toks yra tas mentalinis judėjimas tam tikrų formų erdvėje. Kiekviena mintis sako, einu miegoti ir negaliu užmigti. Dėl ko? Nes mentalas trukdo. Kai jūs pradedat kovoti ir visą dieną kovojat su tam tikru mentaliniu dariniu, tai reiškia, kai jūs kovojate, jūs tempiate iki vakaro šitą kovą ir tada, eidami miegoti, jūs toliau kovojate, nes jūs jau norite nebekovoti, bet nebeišeina jau. Ir ta kova vyksta toliau. Protas sako, palauk, taigi tu kovoji, kovokim toliau. Tai va, o žmogus nesupranta, kas čia vyksta. Tai jisai su viena mentalinė forma, čia šalia taip pat kita, nes neišspręsta yra. Dar rytojus kažkokios problemos, dar tu šokinėjai dar laiku pirmyn atgal, tave tampo, o tavo kūnas jau guli čia ir dabar, lovoje. Jam reikia užmigti. Bet ką mes darom? Vieni pradeda medituoti, kad grįžtų į čia ir dabar, į tą ramybės būseną. Aišku, jeigu tą daryti profesionaliai, tada labai gražiai pasiseka. Jeigu neprofesionaliai kartais naudojama tiesiog muzika, specialios muzikos, kurios tiesiog sutvarko smegenų bangų dažnius ir be jokių meditacijų tiesiog įvedu jumis į tokį dažnį, kur galima visą kūną atpalaiduoti. Vienas iš pavyzdžių yra binauraliniai ritmai. Jos galima naudoti irgi, jeigu sąmoningai negaliu savęs atpalaiduoti, tą galima padaryti per smegenis. Reiškia, leidžiant per vieną ausinę vieną garsą, per kitą. Yra specialūs įrašai, kad kitko aš juos irgi gaminu ir taip pat dedu į savo puslapį. Ir vieno dažnio garsas sklinda vienoje ausinėje, kitas garsas sklinda kitoje ausinėje. Ir jie yra skirtingų dažnių. Skirtumas tarp tų ausinių
fiksuojamas kaip binauralinis ritmas. Tai reiškia tam tikras dažnis. Tai gali būti alfa, teta, delta. Aš kalbu apie tuos, kurie jau ramina, kurie iš eilės sudėjus veikia raminančiai. Tai va taip yra tų metodų, kiti naudoja vaistus, kad atjungtų juos, tiesiog atjungia smegenis. Į šitą kompiuterį atjungi, tada gali atsipalaiduoti visas kūnas. Tai lygiai taip pat daro ir muzika. Jeigu jau nenorim vaistų naudoti, naudokime muziką, muzikos garsus arba specialius garsus, kurie pakeičia smegenų dažnį ir leidžia mums tenais iš mūsų valdymo centro smegenų atpalaiduoti visą kūną. Tam, kad ir hormonai tvarkytųsi savaime, nes tas režimas yra būtinas. Nes kai išsimuša miego režimas, tada yra jau ir hormonai išeina iš rikiuotės, žiūrėk, vėl pas daktarą reikia eiti, tada dar problemų prisideda. Dėl tas miegas yra iš tikrųjų be galo svarbu. Ir grįžtų prie to, kad dėl ko visa tai prasideda, iš kur atsiranda ta nemiga, pavyzdžiui. Iš to nesuvokimo, kaip dirbti su to mentaliniam formom. Tai va čia yra nesąmoningumas. Žinau, kad jūs klausėte dabar mintise, o tai ką su jie daryti, kaip su ta forma dirbti. Prieisim prie to. Tai dabar pakalbėkim tai, kas yra sąmoningumas. Sąmoningas žmogus ką daro? Jisai gali save padidinti erdvėje, tarkime. Aš esu taip pat forma, aš save suvokiu kaip forma. Jeigu aš jaučiu puolimą į mane, kažkas kažką negražaus nori pasakyti, arba ten kolega, ar ten kažkas supykęs, žodžiu, arba ten nori įžeisti kažkaip negražiai. Aišku, aš tą pritraukiu, bet jau kita tema yra, bet esmė yra ta, kad jisai man tą sako, ką aš galiu padaryti. Savo užduoti tokį klausimą. Kas lieka čia ir dabar, kai nebelieka proto, minčių, kūno pojūčių? Kiekvienas savo užduokit tą klausimą ir tiesiog va dabar pastebėkit, kas lieka čia ir dabar. Ar lieka dar kažkas šitoje vietoje, ar ne? Ir tada jūs suprasite, apie ką aš kalbu. Tai reiškia, jūs išmokstate save padidinti erdvėje, jūsų savo paties mentalą. Kas atsitinka tuo metu, kai jūs tą padarote ir kitas žmogus jums sako kažką negražaus ir nukreipta jumis tam tikrom mentaliniam formom jisai mėtosi. Jisai pasakė, koks tu bjaurybė, žinai. Sukuria formą ir leidžia jumis. Aš čia perteikiu trupučiuką kitaip, atrodo, mums girdisi tik žodžiai, bet kai tai mums paveikia, veikia ne čia kažkur, ne petį, ne krūtinė, ne bamba. Mums veikia per mūsų mentalą, užkliūna mumis. Nes mes esam tankus, mūsų mentalas tankus ir mes pagaunam, užkliūna mumis, užkliūna mūsų erdvę, užkliūna mūsų aurą. Tie, kas mato aurą, taip pat pastebėtų, kad toje vietoje arba užkliuvo ir laikosi tas darinys. Sako, aš įsižeidžiau, man kažką pasakė, aš įsižeidžiau. Aš priimu tą formą ir jinai mano auroje plūduriuoja. Aš ją laikau. Aš galiu po to eiti miegoti ir vėl tuo pačiu neužmigti. Teisingai, aš galiu kitą dieną ateiti į darbą ir vis tiek ta forma man čia. Dėl ko sako, labai svarbi yra atleidimo praktika tam, kad visą šūdą iš savo energetinio lauko išleisti. Tam, kad jo nebūtų, ką mums reikia. Įsivaizduokit, svetimą brūdą mes įsileidom ir leidom jam būti mumise. Ir tai yra forma, kuri veikia. O jeigu tokių formų daug, kas prasideda, jūsų emocija su kiekvieną dieną vis eina žemyn, 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 žemyn. Ir čia mums darosi dar sunkiau save kontroliuoti. Nes sąmoningumas su kiekviena žema emocija vis mažėja. Tai va. Tai dėl ko yra būtina išplėsti save erdvėje su tuo klausimu, kurį aš jau sakiau, kas lieka čia ir dabar, kai nebelieka minčių, proto, kūno pojūčių. Ir stebėkime, užfiksuokime. Nieko nebelieka, tiesiog kėdė, erdvė tuščia. Negalvokite apie tai, o tai kaip čia tas kūnas dabar. Kaip jūs užduodate klausimą, protas eina iš paskos. Neurolingvistika. Taip? Jūs užduodate klausimą, protas eina iš paskos. Ir jisai fiksuoja tik tą, ką jūs klausėte.
Jūs klausite, jeigu nebelieka čia kūno, kas tada lieka čia? Protas ieško atsakymų. Viskas. Jūs kontroliuojate tada protą. Ir tada jūs užfiksuojate tą momentą, o tai kas būtų, jeigu tai būtų, ne? Ir viskas. Ir jūs esate tuščia erdvė. Ir kiekvieną kartą, jeigu tik jautėte puolimą, arba tą pačią minutę jaučiate, iš karto tą klausimėlį, arba galite kažkaip sutrumpinti. Mintis, protas, kūno pojūčiai. Žinot, ką jums tai reiškia? 3 frazės atsiminkit ir stebėkit. Mintis, protas, kūno pojūčiai. Stebiu save. Viskas. Tai yra labai greita technika. Kas atsitinka? Ta forma, į kurią jumis paleido, nėra kam užkliūti, nes jūsų tiesiog nėra. Nesvarbu, kad fizinis kūnas yra. Mentališkai jūs esate išsiplėtęs ir jūs neturite formas. Ir ta forma, pareinanti jumis, jinai jūsų nekliudo. Ir jums tada tiesiog gera. Ir čia yra tada kitas klausimas, kad tai nebepasikartotų. Kodėl aš pats savo tą sakau? Reiškia, jisai nebe priežasties man atėjo tą pasakyti. Visų pirma, aš apsaugau save nuo to, kad man nepriliptų tą formą, o su kitu variantu, kai jau išvengiau to negatyvo, aš tada klausiu, o kodėl aš tą negatyvą pritraukiau, ne? Aš iškart pradedu galvoti. Ir vėl, aš užduodu klausimą, protas eina iš paskos. Kodėl aš pats savo paleidau tokią frazę? Aš esu kaip veidrodis save, aš projektuoju save į tą žmogų, kuris man tą pasako. Ir viskas, ir aš tada bandau ir analizuoju. Ir tas atsakymas yra jūsų, kaip sako, išsigelbėjimas nuo to, kad tai gali pasikartoti. Sunku suvokti, bet sustabdykite, jeigu reikia įrašą, atsisukite atgal dar kartelį ir dar kartelį paklausykite. Ne? Tai yra kas? Mes prisiėmam 100% atsakomybę. 100% atsakomybę už tai, ką aš pats savo atsiunčiu, reiškia, koks galėtų būti atsakymas. Gal aš kažkam tą patį sakau ir mes apie tai negalvojame, gal aš kažkam negražaus tokio pasakiau ir dėl to man tai tiesiog atsispindi. Ir tai su bet kokia situacija, šeimyniniai, barniai, konfliktai su vaikais, nesutarimai kažkokie ir taip toliau. Viskas atsispindi tik dėl to, kad jūs leidžiate tam būti jūsų aplinkoje. Tai va, ir kai atsakysite į tą klausimą, kaip aš pats savo, kodėl aš savo taip darau, tai nustos kartotis. Tai yra dar vienas puikus receptas prie viso šito. Ir taip jūs esate va toj sąmoningumo pusėje ir jau visai kitaip sprendžiate situaciją. Ir čia dabar, kaip matote, va, visą va šitą situaciją. Sąmoningumo, tai yra, esmė yra kokia. Kaip jeigu išmokstate save padidinti, yra vienas mokate išvengti bet kokio negatyvo į jumis nukreiptą. Kitas dalykas, galite tą patį daryti ir su pačia problema. Ta, kuris slegia jumis, ta, kur sakiau, kad yra jūsų erdvėje. Ta, kuri jumis slegia, neduoda ramybės. Ir ją taip pat galima didinti, bet aš apie ją dar biškį vėliau pakalbėsiu, ten apie laiko juostą. Esmė yra ta, kad sąmoningumas yra apie tai, kad aš galiu sąmoningai pakeisti savo paties formą arba problemos ir aš galiu kurti naują kažką. Vietoj problemos aš galiu kurti idėjas. Nes vėl, tai manęs neslegia, jeigu tai yra problema, aš apie ją vis galvoju ir tai mane kliudo, tai man galvas skauda, tai petį, tai dar kažkas vėl trankosi kažkur į mano, arba nusėda emocija kažkur į mano kūną ir man duoda apie tai žinoti. Tai kad taip nebūtų, tiesiog mes išmokstame keisti formas. Ne?
kad tai padidinti ir sutraukti. Ir tai viską galime daryti sąmoningai. Kai ateina žmogus, sako, Jėzau, čia tokia baimė, čia tokia, oho, sakau, okei, dedam ant stalo, sakau, dabar dirbsim. Žmogus klausosi, nesupranta. Taip, dabar didinsim, pasveikinsim, pasakysim labas, pabendrausim, leisim būti šioje erdvėje ir padidinsim. Ir kai žmogus padidina, jo delne nieko nebelieka, arba ant stalo, arba ant knygos. Kur padėsi tą problemą, ten jos nebeliks. Nes mes jai leidžiame būti ir jinai nebegrįž kitą dieną dėl to, kad jinai yra, nėra kam grįžti. Mes leidžiam jai būti. Tai va, taip vyksta darbas su pačiu sąmoningumu, ne, reiškia, su pačiu savimi ir su mus supančia aplinka. Tai va, toliau. Toliau. Judame toliau. Kaip valdoma sąmonė kuria naują suvokimą apie mus ir mus supančią erdvę. Tai visų pirma yra kas? Mes turime suvokti, kad esame, kas mes esame, reiškia, kas mes tokie esame, kas aš esu, kas yra Dievas, kas yra po to ta problema, kas yra tavo erdvė. Visą tą mes turime suvokti vien dėl to, kad galėtume po to tai valdyti. Galėtume, kaip sakiau, reikalą esant sutankėti, nes mes einame ir į darbus, einame į balius kažkokius, einame bendravim su kitais, su kolektyvais kažkokiais. Ir mes visur, mūsų sąmonės tankis visą laiką keičiasi. Mūsų suvokimas irgi keičiasi. Nes gali būti, kad mes vienoje erdvėje esame vienokie, kitoje erdvėje esame kitokie. Šiandien aš kalbu su jumis apie sąmoningumą, aš esu dar kitokiame dažnyje, ne? Aš kai apie tai kalbu, aš einu visai kitokį sąmoningumo lygį, tam, kad aiškiai ir suvokiamai jums galėčiau išdėstyti visą medžiagą. Tai vad, apie tai, kaip save suvokti, mes jau kalbėjom, kas aš esu kaip žmogus, kas aš toks esu. Ir va dabar, kai jūs va darėte tą pratimą, kad jūsų kai nebėra, o tai kas lieka čia ir dabar, ne? Tai kas aš tam toksai esu? Kas yra tas Dievas tada? Ir va čia labai gerai budistų filosofija labai gražiai apie tai kalba. Labai gražiai sulieja apie tai, kas tu esi ir kas yra ta problema. Kad mes galime būti visiškai viena, jeigu aš neprisirišu prie jokių formų, tai aš galiu būti tiesiog, kom tik noriu, tai yra, aš galiu būti pačia problema tapti, ne? Tiesiog vaikštom. Galiu būti tiesiog ėjimas. Va, štai jums ir aš. Kai klausia, tai kas aš esu? Ir budistų mokytojas savo mokinį sako, išgerk arbatos. Aš ilgą laiką irgi nesupratau to dalyko, bet gilinausi ir kai supratau, man toks jausmas buvo, kad skalpas atsidarė ir ten smegenys pilnai prasiplovė nuo viso brudo. Ir tas suvokimas man apskritai žiauriai padėjo. Tai yra, aš pradėjau tada eiti, aišku, reikia įeiti tą suvokimą, užduoti savo tą klausimą, kas aš esu, ir tada perėti tą, kad tiesiog ėjimas arba tiesiog geriu arbatą. Tai nėra, kad jūs pastoviai esate toje būsenoje, nes tai būtų nenormalu. Nebesusikalbėtumėt su kitu žmogumi. Bet tai yra būtina tada, kai jums būna sunku arba norite tiesiog įeiti į ramybės būseną. Bet tada tai perinat į tą sąmonės būseną, užduodat savo tokį klausimą, tai kas aš esu, iš karto, pavyzdžiui, vaikštot miške, aš esu tiesiog, kas aš esu. Aš vaikštau tiesiog miške. Nėra jūsų, nėra tokios formos, nes kai jūs įvardinat, kas jūs esate, jūs iš karto įgaunate formą. O forma visą laiką
patiria kančią, tai reiškia, bet kas ją gali atsitrenkti. Priklauso nuo to, kokio tankumo jūs esate. Mentalinė prasme, mentalinė. Tai va, čia kalbame apie jumis patį, jumis pačią. Erdvė, apie erdvę aš dar trupučiuką papasakosiu, kai kalbėsiu apie transurfingą, apie likimo valdymo galimybę. Čia irgi esu įterpęs apie tai. Jūsų erdvė, daugiau gal pasakysiu apie tai, kad erdvėje atsispindi viskas tai, jeigu tai yra vien tik negatyvas, pikti žmonės ar dar kažkas, žinokite vieną dalyką. Jūs leidote tam būti, kažkada pirmą kartą priėmėte sprendimą, kad tai gali būti. Sako, tegul būna tai. Aš supykau ir tegul tai būna. Ir tai prasidėjo, ir tai tęsis, ir po to, kai reikia sustabdyti, mes to nesuvokiam, nes mes nebeprisimenam, kad patys priėmėm sprendimą, kad tai būtų. Genetikai sako, suraskite tą momentą, kai žmogus priėmė sprendimą pirmą kartą, tada iš to galite išeiti labai lengvai. Tai yra tiek alkoholį galima sustabdyti, tiek rūkimą. Suraskite pirmą momentą, kada tai buvo pradėta ir iš to galima labai greitai išvesti žmogų. Nes dažniausiai mes apie tai negalvojam. Ir mūsų nesąmoningumas su kiekvienu kartu vis didėja. Tų problemų vis daugėja, mes eidami link vienos problemos, mes pritraukime dar vieną, tada nuo tos ir ten kaip medis tada šakojas į visas pusės. Todėl labai, labai svarbu yra suvokti, kam leidžiame būti savo erdvėje. Tai reiškia, kokiom formom, kokiom emocijom, kaip patys save projektuojame toje erdvėje. Ką mes patys skleidžiame, kam leidžiame būti, už ką mes dėkojame, kas išeina iš jūsų vidaus. Kas išeina, kaip pasižymė, kas išeina iš jūsų vidaus į išorę, nes išorė atspindi jumis patį. Ir jeigu čia daug ir labai didelės kainos aplinkui, tai žinokite, kad tai yra grynai iš jūsų paties. Ir kuo labiau ieškote kažkokių didelių akcijų kažkam, tai aš nesakau, kad nereikia taupyti, bet jeigu jūs jau ten darote perteklinę energiją, žinokit, iš to didelio trūkumo, jūs kai jį sukuriat, jisai po to turi išsilyginti ir padaryti taip, kad vėl nuo nulio viskas eitų. Įsivaizduokit, kai jūs darot kalną trūkumą ir jisai turi kompensuotis ir gyvenime taip įvyksta. Sako, žiūrėk, taip smarkiai taupiau, taip rask, sako, kažkokia skylė atsirado, žaltis, viską praradau, viską teko atiduoti, nu ką darysi, gyventi reikia. Ir vėl po biškį tada prasidedam. Mes vėl į vieną problemą į kitą, čia vėl kaupiam, vėl dedami centą po cento. Bet yra, pažiūrėkite į savo mąstymą, ką tai kūrė. Jei tai kūrė trūkumą, aš nesakau, kad nereikia taupyti. Reikia taupyti. Bet nepažeiskite savo paties mąstymą. Būkite sąmoningi. Stebėkite, ką jūs skleidžiate. Ir pagalvokite. Paimkite tai, kas yra erdvėje ir pasižiūrėkit šiai dienai, kas pas jumis yra. Jeigu tai daug problemų. Ir paanalizuokit, o ką jūs išspinduliavote iš savęs. Ar jūs apšnekėjote? Ar jūs kažką vyrui ar žmonai, antrai pusiai, sakykime, ne, kažką ne taip sakėt ir stovi ateina ir bamba, puola. Kodėl aš save puolu? Kodėl aš save puolu? Užduodu savo tą klausimą. Ir čia gaunat visus atsakymus. Reiškia, aš kažkur toksai esu, aš kažkur tą darau ir aš tada pradedu galvoti, kad palauk, aš galiu pasikeisti. Aš galiu to nebedaryti. Mes ne antrą pusę kaltinam save. Tai nuo mūsų prasideda. Turim patys pakeisti tą atspindį. Ir viskas. Ir leidžiame savo gražiai keistis.
Tai va. Tai va taip trumpai apie tos erdvės veikimą mūsų gyvenime ir dabar truputį apie tą problemą erdvėje. Tai kaip ir minėjau, galima vėlgi, mes turime leisti jai būti. Nes kai mes leidžiame jai būti, kai mes leidžiame tai problemai būti, tai tuoj pat įgaus formą ir kažkur erdvėje apsigyvens. Dar būna tokie atvejai, čia jau visai kitos temos eina apie sąmoningumą, ten, kur jau laiko vektorius apgyvendinamas tam tikrai kiekvienai problemai, tai gauna kiekviena problema gali gauti savo laiko vektorių ir apgyvendinta tam tikroje erdvės, realioje erdvėje kažkur apgyvendinta, jinai gali pradėti vystytis tą problemą. Reiškia, nuo visiško grūdelio, kaip gimsta medis, kaip gimsta žmogus mamos erdvėje, užsimezga vaisius ir auga. Lygiai taip pat kiekvienas mentalinis darinys jis taip pat auga ir pradeda kliudyti fizinį planą. Ir kai tik kliudo fizinį planą, kažkas pradeda vykti. Ar žmogus pradeda bartis, arba ten pradeda trauka to barnio atsirasti ne toje vietoje. Kažkas pradeda vykti. Tai va, taip vystosi realybė. Tai čia trumpai tiek apie tai. Judame toliau. Aha, tuos ištrinkime. Kur mes būdame, kai suvokimas užstringa laike? Čia apie tai kalbėsiu dabar, dėl ko tai yra būtina. Tai yra pačių pradžia, susitvarkyti reikia su savo laiko juosta, tai yra su savo visom problemom praeityje, su savo paliktom sąmonės dalim kažkur praeityje, nes ten erdvėje kažkur praeityje jūsų sąmonė užstringa, užsirakina, tai reiškia, jūs patyrėte kažkokį smurtą galbūt, emocinį smurtą. Ir tiesiog, gal jums buvo 5 metai, buvote kaime, gal dar kažkas atsitiko. Ir jūs užstrigote. Tai va, gerbėmieji. Tai dabar čia trupučiuką papaišėliosime. Ilgai neužtrukti su juodu. Taip, dabarties momentas, kaip matote, va, esu čia brūkštelės tokį brūkšniuką, iškasi iš kairės į dešinę, čia turime praeitį, dabartį, ateitį. Mes esame štai čia. Arba bent jau turėtume būti. Žmogus ateina su savo problemom, pavyzdžiui, pas mane, aišku, pas bet kurį kitą specialistą. Problema yra tame, kad žmogus visais atvejais dažniausiai tai yra užstrigimas praeities įvykiuose. Nėra taip, kad žmogus tiesiog užstrigo kažkur praeityje iš lempų, šiaip savo. Ne. Tai buvo kažkoks veiksmas, vystėsi, kažkas keitėsi erdvėje, kažkas užkliuvo emocija mūsų ir stipriai. Ir kadangi tuo momentu buvom nesąmoningi, leidom tam tiesiog tenais ir pasilikti. Ir tai taip pat yra nesąmoninga. Ir kai mums reikia judėti tiesiai, iš to momento mes nebegalim. Ir darosi sunku atlikti tam tikras užduotis. Pykstam ant tėvų, dažniausiai viena iš pagrindinių irgi problemų nuo vaikystės. Neatleidimas tėvam, tai reiškia, pykstu dėl to, kad kažką padarė. Gal už kojų kėlė, kratė, girdėjau visokiausių, žinokit, variantų. Tokių prisiklausiau, baisių iš tikrųjų, o žmonės tikrai patiria ir kokie būna baisus tie užstrigimai ir kai reikia iš jų išeiti, po to būna tikrai be galo gero. Tai
Tie momentai vaikystės su tėvais yra patys iš tikrųjų skaudžiausi. Tie, kur su antra pusė viskas tvarkoj, būna užstrigimas, bet su tėvais yra vis tiek patys skaudžiausi, jeigu jie pasilieka ir tempiasi visus metus. Įsivaizduokit, kas vyksta, mes dabar esam dabartiniam laike, dabartiniai erdvėj, reikia gyventi, reikia mokinti savo vaikus ir mes pilnai negalime atlikti pilnai 100% teisingai visų užduočių tam, dėl to, kad mūsų dalis sąmonės yra užstrigusi praeityje su tėvais. Kaip mes galime mokyti savo vaikus, kad nekartotų kažkokių klaidų, nes mes jų nesuvokiam, mes tik jaučiam skausmą ir sakom, stengiuosi galbūt taip nedaryti, ne su savo vaikais. Bet tai nėra mokinimas vaikų apie tai. Mokinimas sąmoningumo, mokinimas juos apie sąmoningumą būtų daug naudingesnis dėl ko? Dėl to, kad jumis užplūs bet kokiu momentu taip pat emocijos, nes mes esame žmonės, nes aš galiu taip pat supykti ir aš galiu taip pat atleisti ir apkabinti. Ir pas visų tas pats yra. Nėra nei vieno, žinokit, aš jums atvirai pasakysiu, nėra tokio švento šioje žemėje, kuris nepyktų, kuris nebūtų susierzinęs, kuris vaikščiotų kaip angelas ir niekas, ir ant nieko jisai nepyktų, ne? Nu, nėra tokio žmogaus. Nėra. Mes stengiamės būti sąmoningi, stengiamės į tą dažniau įeiti. Ir aišku, su tuo nesąmoningumu mes vis susidurėme, bet kuo daugiau bendraujant su sąmoningai žmonėm, tuo mažiau to nesąmoningumo aplink mumis. Nes tuo labiau, kad mes patys tą atspindime. O tų išbandymų visą laiką yra ir bus, nes kiekvienas pagal astrologiją, tai kiekvienas vis tiek atsineša savo tą žvaigždyną ir pagal tą programą turi praeiti tam tikrus išbandymus ir į kiekvieną išbandymą pažiūrėti sąmoningai. Jeigu visur esame nesąmoningi, tai žinokit, visur kentėsim. Ir iš astrologinės pusės tai būtų cikliškumas, tai reiškia, čia nesupratau, kentėjau, po kažkiek metų vėl tas pats kartosis, priklauso nuo to, kaip planetos išsidėsto. Nu, tai va čia, tarkim, iš astrologinės pusės, ne? Tai va. Ir yra tendencija tiems dalykams kartotis. Tai va. Ir mes negalime būti dabartinėme momente laimingi, ramybėje, tol, kol visų pirma nesusitvarkome su praeities įvykiais. Tai va. Aš mokinu žmonės būtent spręsti tas problemas, kai jau ateina pas manęs. Mes naudojame tam tikrus paleidimo klausimus, kurie padeda išpakuoti visą tą negatyvią informaciją. Tas formas pačios problemos mes dedame prieš save, tos vaikystės, mes jas naikiname, ne tai, kad naikiname, leidžiame joms būti, priemam, sąmoningai su jom pabendraujam ir tada pilnai viską suvokiame ir tik tada mes galime sąmoningai kurti dabartinę realybę aplink save. Pilnai projektuoti, pilnai kurti. Aš tuoj pasakysiu, kaip tas veikia kūrimas. Lygiai taip pat užstrigimai yra ir ateityje. Tai čia dažniausiai būna irgi tie šizofrenijai. Jeigu esame kitoje laiko juostoje, išmuša tiesiog pagal genetiką, tai būna išmetančios komandos iš mūsų laiko juostos. Dėl šitų visų problemų praeities mumis išmuša ir tiesiog gyvename kitoje laiko juostoje. Čia yra šizofrenija prasideda. Tai va, tie dalykai yra irgi pataisomi iš tikrųjų. Yra tiesiog daugiau darbo reikia įdėti. Jeigu smegenys yra nepažeistos, tokį žmogų tikrai galima sutvarkyti. Bet tai nėra pigu, iš tikrųjų, iš savo patirties pasakysiu, kad tai nėra pigu, nes reikalingas tikrai ne vienas susitikimas ir bet toks dalykas yra sutvarkomas. Toliau, ateina
ateina kartais vyrai ir jie labai daug prisiplanuoja, būna neužstrigę praeitie, bet užstringa ateityje ir tiesiog nieko nebespėja, daug visko nori padaryti, nieko neišeina ir tiek įsitempia protas, tiek įsitempia smegenys ir žmogus pradeda patirti stresą, kūnas įsitempia, pavargsta, kažkur skaudėt pradeda. Tai įsivaizduokit dabar ir aš klausiu žmogaus, kur tu šiuo metu esi? Sakau, sustok, kur tu šiuo metu esi? Galvoju, kai tu galvoji, sakau, kai tu pasakoji apie problemas, apie planus savo, ką reikia padaryti, aš to nespėjau, kur tai viskas yra? Dabar prieš tave laiko juosta, kur visa tai yra? Sako, tenai. Kur tu esi? Tenais. O tai ką tu čia veiki, sakau. Tai apie ką mes kalbam? Sėdi žmogus ir galvoja, o viešpatie. Jam tai reikia tik suvokti, kad jisai yra ateityje, tiesiog reikia suvokti tą, kad pats save ten perkelia. Tiesiog. Sekundės reikalas, grįžimas į savo kūną, viskas. Ką matai aplinkui, kokias spalvas, kokie debesis, apsižiūrėti, apsidairyti, pasičiupinėti save patį. Arba užduoti klausimus tokius, kurie mumis vestų, tiksliau ne mumis, mūsų protą vedžiotų aplink mumis. Tai reiškia, kad mes galėtume būti šioje erdvėje. Tai reiškia, kiek dabar laikrodis rodo valandų. Protas iš karto eina paskui jūsų frazę. Kokios spalvos vyrauja aplink. Ir vardiju, geltona, žalia. Ir einu aplinkui. Tai padeda sugrįžti. Tada kūnas turi laiko atsipalaiduoti ir pailsėti. tą galite daryti, kai sunku užmigti. Labai greitai padeda orientuotis aplinkoje, sugrįžti dabartinį laiką. Su psichiniais ligoniais labai padeda iš tikrųjų, kadangi pats dirbau policijoje, teko vežti ne vieną psichinį ligonį. Užtekdavo patikslinti laiką, kad pasakytų, nes girtą ir psichinį vežti, žinokit, į psichiatrinę, tai tikrai yra didelis iššūkis. Ir be tam tikros informacijos, be tam tikrų metodikų gali iššaukti agresiją žmogui ir su psichinė negalia. Ir galima nukentėti, nes iš tikrųjų jie yra tikrai fiziškai stiprus. Yra neapsakoma jėga iš jų eina. Tai va čia yra geriausia dirbti su jo paties sąmonė. Reiškia, mes žinom, kaip tai veikia, kad galima jį grąžinti būtinai į dabartinį laiką ir liks tik tais tas, kad jis yra išgėręs. Bet tuo metu jisai bus sąmoningas. Aišku, ten su laiku jį ten, kaip sako, situacijos restimuliuoja ir įsijungia jam vėl nesąmoningumas ir jį išmeta vėl laukan. Tai va tokie dalykai būna, bet kad išvengti pavojus kažkokio tą sekundę trumpam, tikrai galima naudoti tokią metodiką, reiškia, grąžinti žmogui dabartinį laiką, nukreipiant, uždavinėjant klausimus tai, kas yra aplink dabar. Ir tai galima visiems taikyti, kam reikia sugrįžti dabartinį momentą. Vaikas, jeigu pyksta arba verkia kažkas negerai, klausinėti apie tai, kas yra aplinkui. Tam, kad greitai išvesti jį iš tos būsenos. Ir žiūrėkit, jisai rimsta. Turiu 2 dukras. Žinokit, viską esu išmėginęs, labai puikiai sekasi. Tai va ir visos tos metodikos padeda. Labai neišsiplėsiu dėl to, kad viskas yra ne tik apie tai yra apie bendrai, apie visą sąmoningumą. Tai va, pakalbėjom apie laiko juostą ir kaip mes atrodome toje laiko juostoje, kai esame sąmoningi ir kai esame nesąmoningi. Tai reiškia, mūsų tikslas yra būti dabartinėme momente, dabartyje. Ateityje aš visą laiką sakau, jeigu vyrams labai rekomenduoju, turite daug planų, daug tikslų, čia visko daug reikia padaryti, nepereikim su visų savim į ten. Išsirašykite ir padarykite tik tai, ką galite padaryti, tai, kas liko neužbrukta, tegul ir būna neužbrukta. Neišėjo šiandien, ne? Nesvarbu, palikite tai. Jeigu jau nebeišėjo, tai ir nebeišeis, kam save begriaužti, kam tenais beužstrikti toje eilutėje. Bet viskas tenkitės iš galvos perkelti popierių tam, kad
čia būtų lengviau, kad ta sistema būtų lengvesnė ir galėtumėt greičiau atsipalaiduoti. Nuimti tą įtampą. Tai jau tas išrašymas tikrai labai padeda irgi čia. Vienas iš receptėlių. Gerai, judėkime tada toliau. Judėkime toliau. Kokios yra sąmonės galimybės valdant realybę? Tai va čia kalbėsim dabar apie transurfingą. Kas yra girdėję, kas nėra girdėję. Transurfingas tai yra Vadimo Zelando sukurtas, kaip čia pasakykime, sukurta sąvoka, kuri apibrėžia likimo valdymą. Tai yra vienas iš būdų. Jisai būtent kalba apie likimo valdymą, apie realybės valdymą ir būtent tai, kaip jisai tą suvokė, pavadino tai transurfingu. Tai va, tai ta sąvoka tą būtent reiškia. Taip, kaip Vadimas Zelandas suprato tą, taip jisai tą ir perteikė per transurfingą. Na ir ką mes čia turime? O turime tokį variantą, kad erdvėje turime erdvę prieš save, ne? Nematoma kažko. Tarkim, toje erdvėje, pagal transurfingą, toje erdvėje egzistuoja begalės variantų, kurie jau tenais yra įgyvendinti. Visi variantai. Net laimingi santykiai, laiminga santuoka jau yra įgyvendinta. Tai jau yra įrašyta. Taip pat yra įrašyta ir nelaiminga santuoka. Visi variantai. Aš gyvenu laimingai, turtingai, jau yra tas variantas ir yra variantas, kur aš gyvenu ir varganai verčiuosi ir dar kažkas vyksta. Ir taip pat yra ir tas variantas. Tai vat ir atsekite dabar tą momentą, kokiame variante jūs jau esate realizavęsis ir kaip jūs atsukite laiką atgal, kaip jūs leidote tam atsirasti, kaip jūs pradžią pasirinkote, kaip jūs apie tai pradėjote galvoti. Pamedituokit, kai turėsit laiko ir paanalizuokit, tai yra be galo įdomu. Kaip jūs pats pasirinkote tokį variantą? Ir ar galėjote pasirinkti kitaip? 100% pasakysiu tikrai, kad galėjot. Tiesiog mums apie tai tuo metu buvo sunku suvokti. Tai va kiekvienas va tas skyrelis, kiekvienas va šitas lapelis, tai yra mūsų pačių, mūsų tie variantai, kokio mums reikia. Pavyzdžiui, mums netiko šitas variantas. Mums netiko šitas variantas. Mums netiko šitas variantas. Bet mums tiko šitas variantas. Mes jį išsiėmėm. Mums netiko šitas variantas. Mums netiko šitas variantas. Ir netiko šitas. Ir tik jūs sąmoningai sprendžiate, kai jūs suvokėte, kad galite tą valdyti, kad galite rinktis, tada jums belieka galvoti ir rinktis, kaip ta problema materializuosis. Nes pati plokštuma paimta iš erdvės tame formate, dar tai nėra realybė. Tai yra tiesiog plokštuma. Kaip dvimatė erdvė mintyse, ne? Tai yra tik mentalinis planas. Ir tokių plokštumų yra be galo daug. Kiekvienam įvykiui, kokį tik norite, galite pasirinkti. Tai va, ir pradžioje, kaip ir sakiau, visą laiką išsianalizuokite, kokią plokštumą jūs susikūrėte, pagal kokią plokštumą jūs susikūrėte dabartinę situaciją. Ar tai daug problemų, ar tai labai laimingas gyvenimas. Tiesiog paanalizuokit, grįžkite vis žingsneliu atgal, tam, kad galėtumėt pastebėti save. Kaip ta realybė susikūrė. Ir dabar žiūrėkite, kas vyksta. Ta plokštuma dėkime į šoną, dabar dešinėje pusėje matome štai šią plokštumą. Ir kas vyksta su ja? Ta plokštuma, mes pradedam kažką daryti. Tarkime,
Laimingi santykiai. Kalbėkime apie džiaugsmą, apie meilę. Laimingi santykiai, čia įsivaizdavau, kad gyvenu laimingai, čia turiu laimingą, nereikia nieko ten baisiai kažko konkrečiai, tiesiog žinoti, kad gyvenu laimingai. Ir ką aš dariau tame. Tai reiškia, kokie veiksmai, tai bus vienas žingsnis kažkoks, veiksmas atliktas, kitas veiksmas atliktas, trečias veiksmas, laimingos santuokos ir sujungkite. Ir pratęskite. Ir galutinė variantė, čia turi būti laiminga santuoka. Galite su savo sąmonė tiesiog pereiti į tą variantą ir eiti atgal iš to ir tiesiog pažiūrėti, o ką reikia padaryti, kad aš tai turėčiau. Reiškia, kokie turi būti, kad erdvė vystytus, tą, kurią jūs pasirinkote, reikia į ją įvesti ką? Veiksmus. Kitaip sakant, apgyvendinti laiko vektorių tam, kad tai pradėtų vystytis iš tikrųjų į realybę. Tai čia yra labai puikus metodas su tais 3 taškais. Galite labai puikiai biškį ištrinsiu ir pakalbėsiu apie patį laiko vektorių. Pakalbėsiu dabar trumpai apie patį laiko vektorių, kaip jį reikia suvokti. Ne? Taip, laiko vektorius. Taip, tarkime, turite vėl tą pačią plokštumą, kurią pasirinkote, dedate kažkur, sako, gyvensiu Klaipėdoj, gyvensiu tenais ir ten viską darysiu. Ten gyvensiu, ten kursiu santykius. Taip, tai yra kažkokia erdvė konkreti, kur projektuosite tą laimingą santuoką. Ir čia atsiranda laiko vektorius. Kiekvienas veiksmas tai yra to dalyko atsiradimo. Aš einu kažkur į klubą, kažkur ieškau, net neieškau galbūt, o tiesiog darau tam tikrus veiksmus, kad aš daugiau pažindinčiau su žmonėmis. Ne? Čia su vienu pabendravau, čia į knygyną nuėjau, su kažko pabendravau, čia dar kažką padariau, susitikau kažką tais, antrą pusę kažkokią, jau įdomų variantą. Nesakau variantą dėl to, kad kiekvienam tai gali būti skirtingai. Tai gali būti ir moteris, ir vyras, ir taip toliau. Ir čia prašau. Ir kiekvienas atliktas veiksmas atveda jumis prie to, kad iškyla ta erdvė. Matote? Laikas išpakuoja tą erdvę, kurią jūs pats pasirinkote. Labai įdomi, žinokit, labai įdomi. Iš manęs, aišku, ne koks dailininkas, bet aš pasistengčiau. Tyrą reikėjo. Gerai, padarykime greitai, kad būtų šlukšt. Taip. Kaip sako, piešiam, kaip mes mokam. Tarkim, ten kur tyrimus. Suvokimą turim bendrą, ne? Kad ir mes tada kaip suvokiam, kad yra visa tai, ką mes darėme toje tam tikroje erdvėje, tai yra mes kūrėme būtent tą realybę, pritraukėme tai, ko mes norėjome. Tai visur tos kortelės pradeda materializuotis, kai mes jas pasirenkam, tik tuomet, kai pradedam kažką daryti, tam tikrus veiksmus. Vieną veiksmą tuo atžvilgiu, kitą veiksmą tuo atžvilgiu. Ir jūs galite dar nieko nepajudėję erdvėje, jūs jau galite susidėlioti, ką fiziškai jūs padarysite, kad ta erdvė pradėtų pakuotis, kad jinai pradėtų materializuotis. Ir tai nėra fantazija, tai yra realybė. Pasakykite 3 įvykius nelaimingos santuokos
Tai vat jūs ir labai aiškiai matysite, iš ko atsirado ta nelaimė. Aš žmogui sakau, ateina, sako, su santykiais problemos, viskas tvarkoja. Sakau, dabar pasakyk 3 tariamus įvykius, kurie atspindėtų tavo laimingą santuoką. Žmogus, pavardė sunkiai, bet atranda. Tas. Ar tu pasiruošęs, sakau, tą daryti? Žmogus, susinepatogina, kaip čia dabar taip. Tai va, tai yra sekundžių reikalas apsispręsti. Nori kitos realybės, pradėk eiti į kitą laiko juostą, reiškia, aišku, neišeiti iš savęs, bet kalbu apie erdvės kūrimą. Nes kiekviena erdvė turi savo laiką. Ne? Kiekvienas įvykis, kiekviena materializacija kažkokia turi savo laiko vektorių. Tai ką tu pasiruošęs esi padaryti, kad tai įgyvendinti? Nesvarbu, mažiausi žingsneliai, tai jau materializuoja. Tai va, tai yra tokia erdvės kūrimo, toks yra erdvės kūrimo mechanizmas. Ir čia yra tik dalelė to, apie ką kalba transurfingas. Tai va, apie įvykių valdymą trumpai dar. Įvykius galima valdyti sąmonės pagalba, imant realybės tam tikrus elementus, ne? Arba galime valdyti tiesiog iš dvasinės būsenos. Tai yra tiesiog, aš galiu mylėti, jeigu pas manęs daug visokių juodumų buvo, yra praktikos, kur tiesiog iš meilės aš neatlieku kažką su sąmonė, bet tiesiog iš meilės ištirpinu viską. Tai, kas yra juoda, ir yra tam tikros praktikos, tiesiog man taip gera ir atrodo, kažkokie akmenys subirėjo nuo manęs, visas tas purvas nuėjo. Ir va čia vėl, čia jau yra tos per dvasinės praktikas, šamaninės kažkokias praktikas, jie sukuria tą tavo vidinę dvasinę būseną tokią, kad viskas aplink tave pradeda byrėti, kas yra juoda. Tarkim, jeigu jūs nuo to kratotės. Tai va, tai yra tokie skirtingi valdymo būdai įvykių. Ir vat, pavyzdžiui, jeigu valdome per sąmonės pagalbą, reiškia mąstymas naudojamas yra. Tai mes suvokiam kiekvieną įvykį, save patį tam tikram momente, tam tikram taške to įvykio atžvilgiu. Tai reiškia, tarkim, dar neįvyko, bet aš jau planuoju, kad aš pradėsiu, įvykis prasideda nuo to momento, kai jūs pradedat jau nuo kažko tais. Kažkur yra pradžia to įvykio. Sėdžiu namuose, eisiu į mokyklą, po mokyklos važiuosiu į darbą, po darbo važiuosiu į parduotuvę ir tada grįšiu vėl namo. Ir mes gaunam kažkokią tai formą, ne? Jeigu tai paimtumėm sąmoniai, atitolintumėm tą įvykį ir suteikiam kažkokią formą. Priklauso nuo to, kaip jūs judate toje erdvėje. Jūs galite pats tą formą, jūs galite ją tiesiog gauti. Priklauso, kaip tie taškai išsidėstė ir kaip jūs tą suvokėt įvykį. Tai čia aš preliminariai nupiešiau, kad čia tiesiog kvadratas, trikampis arba čia netaisyklingas va yra šone. Va, štai čia. Ir kaip pats įvykis valdomas yra, kodėl tai yra reikia žinoti sąmonės pagalba tam, kad jeigu aš žinau, kad laukia nemalonus įvykis, ne, aš surandu visus tos taškus, kurie man numatomai gali būti, ne, kurie bus, nes aš vis tiek žinau, kad eisiu ten, po to eisiu ten, po to darysiu tą. Juk nėra taip, kad visiškai darau tai ir nesuvokiu, ką veikiu erdvėje. Dažniausiai vis tiek mes permastom, kur eisim ir ką darysim, mintis prabėga pirmą erdvėje. Todėl kiekvieną tą tašką ir pajautė, jeigu jūs gerai prieš darydami kažką bandysit pajausti, kaip sako, nuskaitysite tos erdvės, to taško informaciją, ar gerai tenais, ar negerai. Jums pačiam, ne? Einat iki kito taško, ar jums ten gerai, ar negerai. Ir tikrinat, tai reiškia, tikrinat pačią įvykio sistemą. Jeigu kažkur negerai, jūs galite tašką pat. Tarkim, turėjote darbą, važiuoti, ten kažkas yra negerai, žinot, kažkur ten kažkas ne taip. Tugi pakeiskite tą formą, žiūrėkit, kažkur kitur nueikit, perkelkite tą tašką, tarkim, į degalinę ir į darbą. Arba kažkur pabūti ramiai prie ežerėlio ir tada į darbą. Ne? Kas atsitinka, pasikeičia forma,
bet jūs jau kitaip jaučiatės toje pačioje vietoje, ne? Jau įvykiai kitokie yra. Ir va čia taip valdome savo paties įvykius. Surenkam visą tą informaciją iš kiekvieno taško ir žiūrime, ar ten reikia kažką keisti ar ne. Tai va čia taip vyksta su sąmonės pagalba. Ir toliau iš sielos valdymas, reiškia iš dvasinės būsenos. Žiūrėkit, kai ateina žmogus, jo sąmonė yra kur? Kai jis ateina su depresija, su baime kažkokia, jo suvokimas būna ir vienoje vietoje, ir kitoje, ir jisai gali šnekėti ir apie tai, ir kad viskas yra blogai, ir viskas yra aplink jį, ir jisai judės chaotiškai, laiko juosta bus chaotiška, viena problema su kita, arba jo judėjimas erdvėje, tai yra niekada nebus sinchroniškas. Tai bus visą laiką nuėjau ten, parėjau čia, parėjau ten, nuėjau ten. Visa tas sistemas, tas judėjimas jo erdvėje, kuria jam pačiam chaosą, nes tai atspindi jį patį, jo paties vidų. Tai va, kad to nebūtų, ką galim padaryti? Tiesiog iš dvasinės būsenos, tarkim, sakau žmogui, nori išeiti iš depresijos, nori, okei. O dabar sakau mintyse, apkabink mamą ir pasakyk, atleisk man, myliu tave, atsiprašau. Kas įvyksta? Buvo tokiu atveju, kad žmogus pradeda virpėti. Pradeda virpėti, nereikia to išsigąsti, jeigu kažkas taip darysit. Pradeda virpėti, perina žmogus iš visiškai liūdno, iš žemos vibracijos, iš žemos emocijos, jis staigiai šauna į meilę. Ir griūna viskas. Tas žmogus niekur nedings, nebijokit, nei jisai mirs, nei ten kažkas atsitiks. Viskas natūraliai. Jeigu tu leidi tam būti, tiesiog įvyksta toksai sprogimas ir žmogų užpildo šviesa. Ir tada, kai nutirpsta visi tie purvai, akmenys, jisai išvibruoja, išjuda ir sako, žinai, čia tai gera. Nes kai tik nori pasiekti aukštą emociją, galima tą padaryti, kad žmogus įeitų į įkvėpimą, į pasitikėjimą, į visišką meilę aplinkai ir su meilė spinduliuodamas eitų. Sako, žiūrėk, tuomet tai mes baigiam kalbėti, aš išėjau ir man panašiai vėl tas pats. Tai, o ar tu skleidai tą meilę išėjus kitiems? Tu tik priėmei ją iš manęs, pasidžiaugiai, pabuvai tave, pasimaudai, išeini ir vėl. Kas atsitinka? Mes grįžtam į savo rutiną. Bet taigi ir ten reikia tos meilės. Ir ten reikia keisti tą dvasinę būseną. Ir kai jūs mintise, aš jumis myliu, išeinat į gamtą vėl, sako, kiti aš vaikštų, ką aš žinau, aš tiesiog pasivaikštų, pakvepuoju grynu oru, lengviau, bet dėl to, kad pakvepaut palengvėjo. Bet esmė yra ta, kad jeigu jūs išmoksite susijungti su gamta, pavyzdžiui, dėkoju tau žolė, už tai, kad tu esi žolė, už tavo grožį. Ir perbraukite. Įsivaizduot, kaip tai magiškai yra. Kai jūs dėkojate, jūs pajaučiat visą tą, ką turi ta žolė. Arba visą tai, ką turi medžiai. Arba visą tą, ką turi visa gamta, ne? Ačiū tau, gamtos dvasia. Ačiū tau ir siunčiu tau begalinę meilę. Reiškia, aš dėkoju, priimu, tai yra priėmimas, tai, kas yra gražu, tai, kas yra gera, tai, kas yra harmoninga. Aš dėkodamas visą laiką priimu. Ir siūsdamas meilę atgal, aš susijungiu pilnai. Reiškia, aš tampu pats gamta tada. Matot, kaip įdomiai. Jokios mistikos. Aš pats tampu gamta. Ir tada yra abipusis ryšys. Ir va tada jūs eikit pasivaikščioti. Tada pajausit tokį kaifą, tokią vidinę ramybę. Ir tame galime būti kuo dažniau. Ne tik gamtoje ir namuose. Dėkokime viskam, daiktams. Dėkokime rytui atsikėlę, dėkokime vakarui, dėkokime už nuostabią dieną. Žiūrėkit, ir diena visai kitokia, visai viskas kitaip vyksta. Tai va,
Tai va čia yra valdymas iš dvasinės būsenos. Daug fainesnis, aišku, daug efektyvesnis, jisai tiesiog apima visas sritis ir visas va tas, kaip sako, visus įvykius sustyguoja aplink mumis ir padaro labai harmoningus, kaip čia ir matote. Ir labai gražiai visi įvykiai dėliojasi. Įsivaizduokite, eikite su tokia dvasinė būsena kažką daryti. Viskas vyksta harmoningai. Patikėkit manim. Pamėginkit. Tai dar vienas receptas. Jei kažkas neaišku, kadangi tai yra netiesioginė transliacija, rašykit mane mailą, paklauskit konkrečiai dėl tos temos, dėl to įvykio konkretaus, apie ką aš kalbu, papasakokit savo istoriją. Papasakokit ir pabandysiu aš trumpai jums papasakoti. Arba galiausiai parašykit, jeigu norit susitikim, arba susiskambinkim, susitarkim laiką ir aptarsim, kaip galite jūs pats tą valdyti, jeigu dar neišeina to suprasti, tai kadangi pabandykite ir šalia atsisukti atgal ir dar kartelį pasiklausyti. Bet visą laiką galite man parašyti, jokių problemų. Anksčiau ar vėliau aš tikrai atrašysiu. Arba galite prašyti, kad susisiekčiau su jumis, arba, žodžiu, niekas jūsų nevaržo. Tai va, kaip galime praplėsti savo sąmonę ir kam to reikia. Tai va, mėlyjeji, savo sąmonę galime praplėsti kaip? Iš dvasinės būsenos, tai yra, jeigu aš noriu būti meilėje, tarkim, įsivaizduokite, dabar žmogus yra pyktyje, jis yra nesąmoningume, jisai kuria formas, jisai pats yra kaip forma, jisai patiria kančią. Norim pakeisti tą, įeikime į sąmoningumą, išplėskime sąmonę, siųskime meilę visiems, tapk meilę pats. Ir kas atsitinka, kai jūs tam savo būseną kuriate viduje, aš į išorę skleidžiu meilę iš savęs. Kas atsitinka, meilė atsispindi man atgal. Tai va tai ir vyksta. Taip ir vyksta ir tai atsiranda tada. Sąmonės kintamumas priklauso nuo jūsų būsenos jumyse pačiuose ir jūsų būsenos kaip jūsų paties atspindžio jūsų erdvėje. Tai va, labai svarbu suvokti save patys savyje ir aplink save kaip atspindį. Taip nebelieka jūsų paties. Reiškia, formos nebelieka. Jūs nebekalbate apie protų, nebėra apie ką kalbėti, nebėra formos, į kurią gali įsikabinti. Tai reiškia, yra daug lengviau. Gerai, turime mažai laiko, judame toliau. Ir visa tai, pats sąmoningumas, suvokimas tų dalykų mums suteikia ką? Laisvę. Laisvę kurti, laisvę kalbėti, laisvę mylėti, laisvę galų gale nekentėti. Ne? Ir laisvę kurti ir padėti tada kitiems. Ir visai kitokią kokybę gyvenime turėti. Va, kam vis duoda sąmoningumas ir kam to reikia. Na, čia suvokimo simuliatorius, reiškia, kiekvienas paimkite dabar savo, prabėkime, galime greitai prabėgti, nes čia šiaip turėtumėm kalbėti gyvai tą temą, kadangi dabar tai bus tik įrašas. Simuliatorius tai yra, paimkite kiekvieną savo situaciją, įvykusią gal vakar, gal užvakar, kažkokią negatyvę ir prabėkite, ką jūs darytumėte toje situacijoje. Pamėginkit tai, ką jūs priėmėt, užfiksuokit, kad buvo skaudu, jūs kažką atsakėte, viskas ok. Ir pamėginkite tą padaryti, kai jūs esate išsiplėtę. Su tuo klausimu, kai aš pradžioje sakiau. Nėra minčių, nėra proto, nėra kūno pojūčių. Ir kaip tada būtų? Nereikia laukti, kad tai būtų iš tikrųjų. Darykit tą dažnai mintyse, atsiras naujos neuronų grandinės, tai reiškia, ir tada eigoje tai viskas vyks automatiškai. Tik pradės kažkas kažką, jūs tie 3 dalykai, jūs išsiplėtėt, viskas, susitvarkė. Jūs
nejaučia tada kančios, nejaučia skausmo. Tai va taip yra darbas su savimi. Kaip su savo suvokimu įeiti į visišką ramybę kiekvieną dieną. Kaip įeiti į suvokimą, į visišką ramybę su savo suvokimu. Skleiskite kuo daugiau meilės aplinkai. Ir neieškokite ramybės kažkur. Neieškokite meditacijose, neieškokite jogoje, neieškokite kažkokiose religijose. Į jogą eikite jau su ramybė, nes ta ramybė jau yra. Ir tada eikite į ją. Lygiai tas pats į meditaciją. Neikite ieškoti meditacijos, nes tada dar labiau reikės jos ieškoti. Dar sunkiau bus, dar toliau bus. Bet jau įeikite į savo ramybę. Ta vat, manęs čia nėra šitoje erdvėje, su tais keturiais mintis, protas, kūnas nėra. Ir su ta būsena, va tada eikit pamedituoti. Ir pasižiūrėkit, kaip tada. Tiesiog pakvėpuokit. Ir visiškai kitaip. Ir va šitą vietą dabar irgi noriu pasakyti. Tarkime, yra meilės jausmas, ar ne? Čia labai dažnai su meilės reikalais yra problemas, ateina santykius prie žmonės. Sako, nesuprantu, kur dingo ta meilė. Sako, nu kur dingo ta meilė? Nu, jinai niekur nedingo, jinai yra amžina. Sako, nu tai gyva. Meilė yra meilė, jinai yra, tiesiog jūs ją labiau sureikšminat ir atsiranda kas? Aistra. Sako, ir jinai dingo po to. Nu taip dingo, nes grįžo natūralią būseną. Nes aistra tai kas yra? Tai yra ta pati meilė, tik jinai yra sureikšminta. Viskas tai yra tvarkoj, bet čia yra nesąmoningumas. Jeigu jūs sąmoningai galite sukurti erdvę, galite sukurti tą kažkokią sankaupą, jūs galite joje būti, kiek tik norite. Galite ją vėl išlyginti. Ir grįžti į tą, tai reikia suvokti mums šitą vietą. Ką reiškia pati meilė mums. Kad mes galėtume kiekvieną dieną jausti tą harmoniją, visą laiką meilėje būti. O ką mes darome? Ką reiškia mums pati ta meilė kiekvieną dieną? Be aistros, aš kalbu. Aistra tai yra daugiau skirta dėmesio tai pačiai meilė. Bet iš to gimsta aistra. Tai yra sureikšminimas. Ir žiūrėkit, santykių pradžiose būna per didelės emocijos, kažkokie tokie dramatiški konfliktai, tokie lyg ir nori daugiau to dėmesio. Bet čia yra toks teatrališkumas ir jisai atsiranda iš to, kad tiesiog yra per daug sureikšminta energija. Tai tik dėl to. Ir tai atsakykit savo į tą klausimą. Ką reiškia pati meilė jums patiems? Tai tada žinosite, ką aš darau kiekvieną dieną. Ir aš pasakau kažkokį gražų žodį. Ir tada jums bus atsakymas, kad ta meilė niekur nedingo. Tiesiog mūsų veiksmai nedaro to, kad ta meilė būtų tarp dviejų žmonių šeimoje. Čia toks vienas iš pavyzdėlių, bet ta sankaupa gali būti visokiais atvejais ir jinai po to vis tiek išsilygina. Čia tik tai su meilė pavyzdžiui. Tai vat, klausimus, kadangi tai yra netiesioginė transliacija, rašote. Jeigu čia bus įdėta į YouTube arba į mano puslapį, rašykite tiesiog po video, prie komentarų kažkur klauskite, aš turėdamas laiko būti